dažniausiai sveiki visi. Taigi, žeminimas. Kadangi žmogus yra tarp motulio žemės ir tėvo, ką mes vadinam dievu. Tai dievas yra motulė žemė ir tėvas, kuris apgaubia ją. Tai yra vienis, mes vadinam dievu pripratę. Toks mūsų yra galbūt nustatytas, nežinau, terminas, jisai puikiai apibūdina ir priimtina žmonėms. Taigi, kas yra žmogus? Jis yra tarpe tarp motulio žemės ir tėvo. Jis yra laidininkas energijų, informacijos visos, iš visos visatos, kiek jos yra, ir taip pat visų energijų, visų suvokimų, visų savo darbų, visų savo rezultatų pasiektų per gyvenimą. Taigi, žeminimas jį sujungia į grandį ir padaro jį dievo, motulės, tėvo kūriniu. Iš tiesų to kūriniu, kuris ir yra energetinis. Žmogus dažnai būna užblokavęs tas energijas, tiesiog, ir jisai per jį nevaikštos energija. Dėl to būna jisai gyvena kaip, net nežinau kaip įvardinti, nepasakysi gal mėsos gabalas, bet iš esmės tai vyksta. Dėl to atsiranda įvairios lygios, nesupratimai, energijos trūkumas, sąmoningumo trūkumas, žinojimo, pojūčio, intuicijos, visų tų reikalingų žmogui dalykų, kurie iš tikrųjų jisai turi savyje, turi naudotis, net nežinau, net privalo naudotis ir nesinaudoja. Todėl mums labai yra svarbu sutvarkyti žeminimą su motulė. Taip pat atstatyti ryšį su tėvu, tam, kad mes galėtume perleisti per save visą reikiamą informaciją ir energiją. Taigi, žeminimas sutvarkymas paprasčiausiai ketinimas. Galima dabar, pavyzdžiui, padaryti, tokį galite visi, kas mato dabar šį video žiūrit, galite sakyti ketinimą. Prašau sutvarkyti, atitinkamai pagal mano dvasinį lygį ir tai, kaip tai galima šiuo metu, pagal mano dievišką planą, įžeminimą su motulė žemė. Taip pat statyti visus ryšius su tėvu, dievu. Tai, kaip tai galima padaryti šiuo metu, pagal mano dvasinį lygį ir mano galimybės. Tiesiog toliau einant, jeigu kažkokie yra trūkdžiai toliau, reikia žiūrėti, dėl ko to žemė nėra. Ar jisai išblokuotas, ar jisai suplėšytas, ar jisai nutrauktas, ar jisai per siauras, ar jisai įvairių yra dalykų. Čia apie mėsą, tai čia, manau, aktualu tiem, kas ginčiasi dėl vegetarizmo, valgyt, nevalgyt, kad gyvūnai yra gyvi, kad jie jaučia skausmą, jie yra gyvi, supranta, mato, žiūri ir taip toliau, masto. Taip, iš tikrųjų, būtų puiku, jeigu mes paimtume per vieną dieną ir nuspręstume tapti dievais. Nustotume valgyti, maitintumės, nežinau, net ne prana, o saulės energiją, arba iš visatos energiją, ir viskas tvarkoja. O ką daryti su visais gyvūnais? Kad juos paleistų į laisvę, ar ką daryti su jais? Kaip jūs įsivaizduojate, kad 1000 metų vyksta nesąmoningas žmogaus gyvenimas ir gyvūnai taip pat turintys karmą ir savo tikslus atėję čia, galbūt išmaitinti, kad mums palaikyti gyvybę, kad mes pagaliau pabūstume ir po truputų, kad tai sutvarkytume, mes dabar paimsime ir neleisime įvykdyti to plano. O mes tikite iš šitos pusės. Iš šitos pusės, kad kai kurie žmonės net iš esmės nueina, ateina čia, vaikai kažką serga, net miršta, iš tikrųjų, nes tai yra toks planas, tokia misija. Tokiu būdu pamokinti kitus žmonės arba padėti tokių trumpų laikų, kaip ir gyvūnų, išmaitinti žmogų, tam, kad jis galėtų padaryti nuostabius darbus. Nes jeigu mes žiūrėsim dar giliau ir kas yra keista, kad, tarkim, kurie ginčiasi ir keikia visus, kurie valgo mėsą, nes jie tiki, kad gyvūnai yra sąmoningi, protingi, tuo pačiu kažkaip juos ignoruoja apie tokius dalykus, kaip, tarkim, reinkarnacija, planas, kad toks gali būti tiesiog tikslas ateiti, pamaitinti, išmaitinti, padėti, suprasti kažką, patirti kažką ir išeiti. Tai net mes kitų šitos galimybės. Jeigu konkrečiai apie mėsą, yra toks dalykas, ko nesupranta daugelis vegetarų, jūs galite pastebėti, kad kai kurie nevalgo visiškai mėsos, atrodo tiesiog, švelniai tariant, prastai. Nežinau apie tai, kad tai pikti, susiraukšlėję, sudžiūvę, energijos nėra, tiesiog ir jie bando kažkom didžiuotis, kad jie tiesiog taip savo kenkdami, iš tiesų kenkdami, aš pasakysiu dėl ko. Jie daro gerus dalykus, išgelbė daug gyvūnų ir taip toliau. Viskas tvarkoja, taip. Mes neturime gelbėti, mes turime keistis. Ir mums pereiti mažiau maitinti, šis valgyti mažiau maisto. Bet kokio, kai mes valgome. Dabar užtektų, tarkim, 30% reiktų nuo, kiek mes suvalgome vidutinį žmogus, 30% užtektų maisto, va taip, energija viskam. Jeigu jisai imtų energiją iš motulio žemės, iš tėvo, o tai irgi tą pačią temą.
Jeigu jisai mokėtų generuoti tas energijas savyje, kurias jis gali generuoti, viskas dabar yra užblokuota. Ir todėl tenka imti iš išorės, valgyti tą pačią mėsą ir įvairius produktus, tam, kad sugeneruoti tą kiekį energijos, kad gyventi ir funkcionuoti. Taigi, daugelį žemę mes čia atėję galime nevalgyti mėsos išvis. Tai yra normalu. Bet reikia nepamiršti taip, kad yra žemiečių, kurie iš tikrųjų yra žemės. Nepasakysi, kad gyventojai, visi mes gyventojai, bet tiesiog yra sukurti iš pirmo pradžio, iš pirmo savo atėjimo žemėje. Ir jie iš to viso eksperimento, jie negali be mėsos. Šiuo metu taip jie galės įsivalyti, bet jie dabar šiuo metu negali. Ir dėl to, o taip jūs matot kai kurios vegetarus, arba žmonės, kurie tiesiog iš tikrųjų, nežinau, net tie serga ir jaučiasi blogai, jeigu nevalgo mėsos. Kai kurie net privalo ją valgyti. Tarkim, aš asmeniškai galiu nevalgyti. Visiškai galiu nevalgyti mėsos. Nors aš kartais valgau, bet nesureikšminu to dalyko. Pats nebėgu, neieškau, man nėra tokio trūkumo, būtinai ten tų baltymų ar dar kažko. Todėl reikia žiūrėti save, visada susikelti save. Ar mums tinkamas tas maistas, kurį mes valgom, ar mes nenorime valgyti tos pačios mėsos, dėl to, kad iš tikrųjų mes norim kažkam kažką įrodyti, ar mes jaučiam kaltę, ar kažką reikia su tom dirbti. Reikia žinoti savo organizmą, reikia stebėti save. Taigi, tiek apie mėsą. Toliau, narkotikai, alkoholis, rūkymas. Ką jis padaro su žmogum? Aš čia minėjęs iš tikrųjų, man atrodo, seminarė. Ką padaro? Tarkim, pagrindinės 3 problemas paimsim. Ką padaro alkoholis su mumis? Padaro mus laimingus dažniausiai. Laimingus mes išgeriam, mes jaučiamės puikiai, mes jaučiamės gerai, mes norim pratęsti tą būseną išlaikyti. Mes sakom, kas čia blogo. Aš galiu atsipalaiduoti, aš galiu būti linksmas, aš tampu drąsus ir toliau. Kokia pagrindinė šaknis problemos? Aš tampu nesavimi. Reiškia, aš esu nelinksmas, aš esu liūdnas, aš esu nedrąsus ir taip toliau. Įsivaizduojat? Jūs išskiriate save į 2 dalis. Viena yra alkoholinės priklausomybės, narkotinės, nerūkymo, taip toliau, neįsmė. Kita yra, jūs esate iš tiesų tikras. Dabar jų dalinant save. Vakas mažiausia, ką jūs daro su savimi. Toliau sekantis, antras toks dalykas yra svarbus, kad iš tikrųjų aš dabar galvoju, kaip čia dabar paaiškinti. Euforijos būsena, galim sakyti, nuo to vartojimo alkoholio ar narkotikų. Tiesiog, kai tu esi, tarkim, normalioj savo būsenu, tu esi čia. Tu pakyli, vartodamas, pakyli kažkur euforijos būseną. Kai tu nusileidži, tu jau normalus savo nebepatinki ir tu jau netinki savo dabartinis. Tu nori vėl pakilti, nes tu žinai tą jausmą. Susiduot, kad daro su žmogumi ir su taip varinėje. Tai jisai nei čia būna, nei čia jis negali išbūti. Jeigu iš čia jis bus pastoviai, jūs žinot, kas vyksta su narkomanais, alkoholikais ir taip toliau. Susiduojat, ar jūs norit to? Nemanau. Todėl susitvarkykite su to dalyku, pažiūrėkit, kodėl, kokie jūs savo netenkinat blaivi, arba, nežinau, kaip ten abstinentai galima pasakyti, jeigu nevartojame narkotikų. Kokie jūs esat, kodėl jūs save netenkinat. Ir jūs dings potraukis, polinkis gerti, vartoti. Išsiaiškinkite su savimi. Tada viskas susitvarko.